Žakas Lipšicas gimė Rachelės Krinski ir Abraomo Lipšico šeimoje. Tai buvo miestelėnai druskininkų, kurių šaknis buvo iš Gardino. Ir Rachelė Krinski buvo kilusi iš tokios mažiau pasiturinčios, bet labai religingos šeimos, o Abraomas būsimų uošvių akimis buvo pasiturintis, bet neįtin religingas. Jų nuomonė ir Vilniaus Gaono tradicijoje, gyvenusios bendruomenės, kur labai tas religingumo faktorius buvo labai svarbus. Ir tai buvo vienas iš priežasčių, kodėl jie nenorėjo savo dukters išleisti už Abraomo. Bet, kaip mes vėliau pasižiūrėsime, tas maištingas Lipšicų charakteris vis dėlto paėmė viršų. Ir detalių tiksliau nežinome, ar tai su tėvų palaiminimu, ar be jo, bet šeima visgi susikūrė ir jauna pora atvyko į Druskininkus, kur Abraomas plėtojo jau ten pradėtą statybų verslą. Kaip rašė Žakas Lipšicas viename iš savo laiškų, kad tėvas prisidėjo prie architektūrinio projekto. Ir kaip jis pabrėžė, tėvas, nors nebuvo architektas, tėvas mano buvo architektas be diplomo. Nors jis buvo statybų rangovas, bet įdomino dalyvavimas architektūriniam vizijos procese. Maištingas charakteris, matyt, persidavė ir vyriausiam sūnui, Chaimui Jakobui. Tai buvo vyriausias vaikas iš 6 asmenų šeimoje. Pats Chaimas Jakobas buvo vaikas, kaip jis rašė, kad mane netin domino mokslai vietinėme Hederyje, pradinėje žydų mokykloje, labiau man patiko žvejoti Nemune. Buvo toks padykęs vaikas ir jis kaip prisiminė savo pirmą tą meninį impulsą, kad aš pirmus savo žaisliukus nupurškiau baltais dažais ir tai jau mano buvo pirmoji skulptūra. Kas jį taip inspiravo, galbūt irgi vėlgi, čia mes jau darome prielaidą, bet žinoma, visi žinojo druskininkai Čiurlionį, skyrė juos vis dėlto ganėtinai, amžiaus skirtumas, bet jis matydavo, būdamas vaikas, paauglys, Čiurlionį atvykstantį, pas tėvus į Druskininkus ir matydavo vaikščianti gatvelėmis tokią romantišką figūrą, tolstančią miesto gatvelėmis, įsisukusią peleriną, su skrybėle. Ir jau tuomet man tai, kaip jis rašė, kad tuomet jau jam tai suformavo tokį romantišką, nesuprasto menininko vaizdinį. Iš tikrųjų buvo įvykęs tas dramatiškas susitikimas, kai Lipšicas jau prakutęs menininkas berods 1912 metais atvyko pas tėvus į Druskininkus ir lipdė, vieną iš savo skulptūrų ir užėjo pas tėvus senasis Čiurlionis, bendravo šeimos Lipšicų, mažas miestelis, vis tiek pažinojo, bendravo ir pamatęs kuriant Chaimą Jakobą, kuris tik Paryžiuje pasivadino Žaku, jis sako, uždrauskite jam šitą amatą, nes baigs gyvenimą kaip mano sūnus. Buvo praėję labai mažai laiko po Čiurlionio mirties ir matyti irgi tas visos, kaip sakyti, istorijos lėmė ir tai, kad Abraomas Lipšicas nenorėjo, kad sūnus būtų menininkas, kad turėtų tokią profesiją žemišką ir užtikrinančią jam, gerbuvį, tokią sočią provincijos gyventojų buitį, kasdienybę, darbą, bendrą verslą, kad jis taptų inžinieriumi, architektu. Čia į Vilnių jį tėvai perkelė, galima sakyti, iš Balstogės, kuris buvo iš prieš tai nusiųstas mokytis inžinerijos. Ir žinia, kad tėvai tais laikais vaikui nelinkėjo tapti dailininku ar menininku, nes tai tokia profesija, kuri net neš naudos gyvenime. Tačiau Balstogėje kilo neramumai, iš tikrųjų pogromai buvo prieš žydus ir ten nukentėjo žmonės ir jie nutarė, kad nesaugu Žakui mokytis, todėl buvo perkeltas į Vilnių. Ir lygiai taip pat jis mokėsi čia inžinerijos, statybos. Tačiau Žakas Lipšicas būtent Vilniuje pats jau savarankiškai pradėjo lankyti nemokamas piešimo ir braižybos klases prie Vilniaus piešimo mokyklos. Ir jis, tos klasės vykdo užsiėmimai sekmadieniais, taip pat vėliau vakarinės valandos, nes Vilniaus piešimo mokyklos vadovas Ivanas Trutnevas matė labai didelį poreikį mokyti papildomai, ne tik studentus tos, kurie
oficialiai yra įsirašę moka už mokslą. Vilnius buvo jam pirmasis didmiestis, kurį jis pamatė savo gyvenimo kelyje. Ir jį itin sužavėjo architektūra. Pavyzdžiui, ir Tiškevičių rūmų, portikas Trakų gatvėje su atlantais, lygiai taip pat Petro Povilo bažnyčios skulptūros stiuko lipdyba. Vėliau interviu video yra pasakęs, kad nuo tada, kai pamačiau Petro Povilo baltąsias tas skulptūras, aš tiesiog supratau, kad ir mano visos skulptūros turi būti baltos, kad tikroji skulptūra turi būti balta, kur iš tikrųjų jo kaip dailininko suvokimas prasidėjo būtent Vilniuje. Ir realiai jau tais, pavyzdžiui, 1907 metais čia Vilniuje buvo labai tokia aktyvi kultūrinė aplinka, dailininkai ir Lietuvos dailininkų draugija buvo įsisteigusi, Lenkų dailininkų draugija, Žydų dailininkų draugija. Jis pamatė, kiek visko čia vyksta, tas toks aktyvus gyvenimas iki Pirmo pasaulinio karo, ir po to, kai 1904 buvo toks atlaisvintas tas spaudos draudimas iš caro pusės, tai Vilniuje tas toks buvo suklestėjimas iš tikrųjų jau ir tautinių kultūrų. Tai jį visiškai įkvėpė Vilnius kaip miestas, ir kad jis čia susidūrė su šita meninė aplinka, jį visiškai įkvėpė ir jį nukreipė į dailininko kelią. Jis apsisprendė, kad jis nenori būti inžinieriumi, ir jis tiesiog išvažiavo į Paryžių vėliau siekti tolesnių mokslų. Ypatingai vienas toks jautrus momentas yra paties Lipšico sprendimas priimti užsakymą sukurti mergelės Marijos skulptūrą pokario metais. Jis susipažino su vienu Prancūzijos abatu ir priėmė tą, reiškia, pasiūlymą sukurti Dievo motinos, reiškia, tą mergelės tą jau, reiškia, skulptūrą. Tos skulptūros nugarinė pusė, reversija, kaip čia reikėtų tiksliai ir pasakyti, jisai išgraviravo tokius žodžius. Aš, Chaimas Jakobas, žydas, ištikimas savo protėvių religijai, sukūriau šią mergelę kaip ženklą, kaip kvietimą susitaikyti žmonijai po karo. Reiškia, menininkas, kuris ieškojo tokių jungiančių simbolių. Tai vėlgi mes grįžtam į Vilnių, ar ne, ir čia labai pravartu prisiminti Česlovo Milošo tą ištarą apie formuojančią miesto dvasią Vilniaus. Iš tikrųjų, kur pakyla menininkas virš savo konfesijos, virš savo jis ieško tų jungiančių dialogų. Manau, kad tas būtent Vilniaus, nors tai labai trumpas, poros metų periodas, bet jam paliko labai tokį, tą estetinę pajautą labai stipriai suformavo, ir kartu tokį, tas ieškojimas tų suartinančių. Menas tai yra dialogo, reiškia, įrankis, kūrimas, ieškojimas tų simbolių, tų bendrų vardiklių žmonijai, tai irgi labai stiprus jo kūryboje. Šiais metais, 2026-aisiais, minim Žako Lipšico 135-asias gimimo metinės. Ir visam muziejui, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejui, tai yra jubiliejiniai metai, ir galim sakyti, kad šiais metais gyvename su tokiu moto Žakui Lipšicui 135. Paroda mūsų Žakas Lipšicas skulptūros piligrimai, ji ir yra per 2 miestus. Jis jį jungia Vilnių ir Druskininkus. Jis buvo žinomas menininkas Europoje, pasaulyje, ir tik Lietuva, žinoma, už geležinės uždangos, mažai žinojo apie jo kūrybą. Mūsų muziejaus misija - sugrąžinti litvakus Lietuvai, kad ir laikinai, kad šitos skulptūros, kaip piligrimai, jos grįžta į savo vietas, tėvynės vietas, gimtasias ar tas vietas, kur buvo jis studijavo, įvyko pirmieji studijų metai. Vilnius jau dabar yra vienas iš Europos didmiesčių, ir tikrai tai yra tokia vieta, kur turime rodyti originalus. Labai svarbu tą pasaulinio lygio darbus, skulptūras kaip Žako Lipšico sugrąžinti Lietuvai. Mūsų buvo idėja žmonėms parodyti Žako Lipšico kūrybą, kaip jį evoliucionavo nuo pirmųjų kubistinių, tokio tikro kubizmo skulptūrų iki jau vėlesnių barokinio kubizmo skulptūrų, kaip giesmių giesmė.
1914 metais pusmetį praleido Ispanijoje ir ten būtent atrado jį visą gyvenimą lydėjusi motyvą skulptūrose vyras su gitara. Kubistai galvojo, kad įmanoma skulptūrose kaip ir pagauti laiką, nes kubistiniai skulptūrai suvokti, kaip lygiai taip pat kaip muzikos kūriniui reikia laiko. Vienu metu tu matai keletą vaizdų. Tai yra smuikas iš vidaus, iš išorės, iš šono, jis yra dekonstruotas, kaip lego kaladėlės ar įplytas. Ir žmogus, žiūrėdamas į tokį išskaidytą kubistinę kompoziciją, jam jo sąmonį ir protui reikia laiko suvokti. Tai tarsi toks žaidimas žmogaus paties santykių su skulptūra. Viena iš didžiųjų skulptūrų, kurią šiandien galima pamatyti Samuelio Bako muziejuje, yra niekada dar neeksponuota niekur, tai yra Motina ir vaikas. Tai yra labai tokia stipri skulptūra, bylojanti apie tai, kad kyla karo grėsmės nuojautos ir tiesiog motina tampa paukščiu, tokiu mitiniu, norinčiu gelbėti savo vaiką, kad pasaulį neužgrobtų nacizmas, o vyrautų taika. Jos skulptūra labai architektūriška yra. Jeigu tai pastebėtume, tai ir čia nepaprastai tos ir proporcijos, ir linijos, ir tie bareljefai, kuriami už nugaros mane esantis, irgi buvo turėjęs būti kaip pastato dalis. Tai vėlgi tas tėvo mintis jam tavo irgi labai svarbios. Negi kūrybinės krizės metu, kuomet jis buvo sunaikinęs daug kūrinių, jis prisiminė savo tėvo vaizdinį, jam kaip tuo metu gal pastiprino jo dvasią, sako, mano tėvas ima plytas ir stato namą, o aš tą namą išardau į plytas. Aš tampu kaip griovėjų, kaip jis nuėjo tokius abstrakcijos visiškai keliu, aš sako, nebenoriu jau būti griovėjų, aš noriu būti kūrėjų. Tai vėlgi tokia buvo pokytis. Šiandien Lipšicas, aš manau, kad labai svarbus yra kaip dialogo žmogus. Ypatingai kalbant apie jo herojinės skulptūras, kurios buvo sukurtas Šaltojo karo metais, tai yra herojinės skulptūros puošiančios pasaulio miestų aikštes. Tai ir Taika žemėje, kaip minėjau, mergelės Marijos momentas. Ir demokratijos valdžia, kur figūros reiškia laiko kaip Atlantas, sunku reiškia luitą, kaip yra sunku tą demokratiją išlaikyti. Tai tos idėjos, kurios buvo labai svarbios Šaltojo karo metais, kaip demokratijos laisvės, jo viena figūra pavadinta laisvė veikti, tai šiandien jos susiskaldžiusiame pasaulyje irgi tampa labai aktualios. Reiškia, irgi Prometėjas smaugiantis grifą. Prometėjas kaip šviesos nešėjas, hitlerinės, reiškia, Vokietijos grėsmėje, tai irgi susidūrimas tamsos, totalitarizmą grinančios Europos, ar ne, su tamsa. Ir grifas, kuris paprastai graikų mitą, jisai lesa kepenis ir Prometėjas laukia, kol išlaisvins Heraklis. Tai Lipšicas kaip tik skulptūra kalba, nereikia laukti, reikia veikti pačiam, nusiplėšti grandines ir pasipriešinti blogiui. Tai vat, mums šitame muziejuje tai jisai yra labai svarbu ir moksleiviam kaip edukacinė, ir figūra aiškinant, bet tuo pačiu ir skulptūra kviečianti pamastyti vėl apie tos pačius dalykus.